Investicinio gyvybės draudimo įmoka, kaip iš tiesų jį pasiskirsto. Tai šiandien apie tai. Kiekvieną dieną konsultacijų metu jūsų klausiu, koks yra jūsų tikslas. Ir kai tas tikslas yra aiškus, tada komplektuojama yra sutartis. Jeigu tikslas yra apsidrausti, kaip aš vadinu, nuo galvos iki kojų, tai ta įmoka greičiausiai visą pasiskirs tik tai draudiminėms apsaugoms turėti. Bet jeigu yra tikslas maksimaliai įdarbinti pinigus, kaupti kapitalą ir jokių draudimo apsaugų neturėti, tada ta įmoka nebus paskirta draudiminėms apsaugoms. Taigi, kai klausiu konsultacijos metu, koks yra jūsų tikslas, norint turėti investicinį gyvybės draudimą, gaunu atsakymus, kad noriu apsidrausti ir kaupti. 3 būdai, kaip naudoti investicinį gyvybės draudimą. Arba apsidrausti, vien tik apsidrausti nuo galvos iki kojų, arba ir apsidrausti ir kaupti, arba tik kaupti, pinigus įdarbinti ir auginti kapitalą. Ir įsivaizduokim, kad čia yra įmoka. Pavyzdžiui, 100 eurų. Tai jeigu mūsų tikslas yra apsidrausti ir mes norim visas apsaugas turėti, tai įsivaizduokit, kad nuo tos įmokos norimi draudimai kainuos. Įsivaizduokim, kad norim apsidrausti gyvybės draudimu ir įsivaizduokim, kad čia dabar užlenkiau kokius 5 eurus kaip pavyzdys. Tada noriu turėti traumų draudimą, užlenkiau dar kokį 10 eurų. Tada prie viso to pačio aš noriu turėti ir kritinių ligų draudimą, dar užlenkiam kokius 10 eurų. Būtų gerai dar turėti invalidumo draudimą, galbūt mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, dienpinigiai gulintiems ligoninėje po traumos patirtos. Žiūrėkit, kas atsitiko. Mes čia turėjom 100 eurų. Ir jeigu tikslas yra apsidrausti, tai iš to 100 tikrai neliks nieko taupyti. Jeigu susidėsim visus įmanomus draudimus ir jeigu, aišku, jų reikia. Ir dar būna atveju, kai tą pačią sutartį norima apsidrausti ne tik save, bet galbūt ir savo sutuoktinį ir galbūt savo vaikus. Ir atitinkamai iš tos įmokos visiškai nieko nelieka kaupti. Tai jeigu tikslas apsidrausti, tai iš to 100 eurų tikrai nieko neliks taupyti. Tai labai atkreipkite dėmesį, kokia yra jūsų sutartis, koks yra jos tikslas. Ar tikrai jūs turit būtent tai, ko norit? Ar norit apsidrausti, tai reiškia taip ir bus, ar visgi norit kaupti daugiau? Jeigu visgi jūsų tikslas yra ir apsidrausti, ir kaupti, paimkim tą patį 100 eurų, tai kas darosi tada? Rekomenduoju pasirinkti tokias draudiminės apsaugas, kad jos tikrai nekainuotų daugiau negu 20% jūsų įmokos. Aišku, labai daug kas priklauso dar ir kokio dydžio ta įmoka. Jeigu mes turim 100 eurų ir norim gyvybės ir traumų draudimo kaip pavyzdys, tai greičiausiai toks draudimas kainuos apie 10-12 eurų. Vadinasi, didesnioji įmokos dalis liks pinigų įdarbinimui. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaupsis daugiau, bet turėsiu ir draudimą. Tai didžioji dalis mano klientų būtent taip ir nori turėti didžiąją dalį įdarbinimui, kaupimui ir apie 20%, kitą kartą ir 10% turėti būtent draudimo apsaugoms. Kad ta kita dalis, kuri liko įdarbinimui, liko investavimui, kad užaugintų kapitalą ir kad viso sumokėtų įmokų suma būtų ženkliai mažesnė negu sukaupta. Ir jeigu visgi pagrindinis tikslas yra kiek įmanoma pinigus įdarbinti ir jokių draudiminių apsaugų neturėti, viskas gerai, mes turim tą patį 100 eurų ir paskiriam jį savo norimam tikslui – kaupti be jokių draudimų. Bet reziumuojant, supraskit, kad įmoka, kad ir kokią jūs be pasirinktumėt, ar tai būtų mažesnė, ar tai būtų didesnė, nuo tos įmokos atsiskaičiuoja 3 pagrindiniai mokesčiai. Visų pirmiausia, administraciniai. Jeigu turim draudimus, draudimų mokesčiai. Jeigu jų neturim, neatsiskaičiuoja. Ir trečias, turto valdymo mokestis, kapitalo auginimo, investicijų grąžos mokestis. Esmė ta pati, bet kaip pavyzdys, kad būtų bendrai aišku, kaip skaičiuoja visos bendrovės, tai yra turto valdymo mokestis. Nors yra bendrovių, kurios to mokesčio neturi. Tai va, tai jeigu tikslas yra maksimaliai įdarbinti pinigus, kiek įmanoma daugiau sukaupti, tai būtent tada tokį tikslą ir komplektuokim. Jeigu nereikia draudimų, ir nesidėkim. Tai dar kartelį. Paimkim pavyzdį, kad yra vaikas,
kuriam mes paskiriam 122 eurus vaiko pinigų. Ir mes norim kaupti vaiko ateičiai. Ir prie viso to norim, kad kiek įmanoma daugiau susikauptų, bet būtų gerai, kad dar ir būtų draudimai. Pavyzdžiui, traumų, kritinių ligų, galbūt gyvybės. Ir jeigu mes pasirinktumėm vaikui į 122 eurų įmoką įdėti gyvybės, traumų ir kritinių ligų draudimą, priklauso nuo bendrovės, priklauso nuo draudiminių sumų dydžių. Kaip pavyzdys dabar imu, tai kainuos 17 eurų vidutiniškai per mėnesį. Gali kainuoti ir mažiau, gali kainuoti ir daugiau. Ir jeigu mes pasiskiriam 122 eurus būtent vaiko pinigų sumą, labai daug kas tėvelių nori įdarbinti pinigus, kad jų tiesiog neišleistų, o sukauptų vaiko ateičiai, tai apie tą įmoką dabar ir kalbu kaip pavyzdį. Tai jeigu mes turim 122, draudimams, gyvybės, traumų, kritinių ligų mes pasiskiriam, pavyzdžiui, 17 eurų, dar yra administraciniai mokesčiai sutarčiai valdyti, priklauso nuo bendrovės, ar yra turto valdymo mokestis ar nėra, tai jis dar būtų arba ne. Ir didesnioji dalis įmokos yra įdarbinama. Tai dar kartą yra labai svarbus sutarties tikslas. Ko aš noriu? Ką aš noriu pasiekti su šia sutartimi? Jeigu aš noriu apsidrausti nuo galvos iki kojų, aš tikrai galiu tą padaryti su bet kokio dydžio įmoka, priklauso kiek apsaugų aš noriu toje įmokoje turėti. Galiu ir apsidrausti, ir kaupti, galiu ir tik kaupti. Galiu be jokių draudiminių apsaugų tik pinigus įdarbinti ir auginti kapitalą. Koks jūsų tikslas? Nes jūs supraskit, kad kuo daugiau draudimų prisidėsim į tą savo įmoką, neliks ką taupyti. Todėl, kai būna man pasakojat, kad aš turiu sutartį arba turėjau ir ten nieko nesusikaupė, bet mano visa šeima buvo apdrausta, tai va čia ir yra atsakymas, kad buvo visa šeima apdrausta. Vadinasi, tos sutarties, kurią turėjot ar turit, tikslas yra apsidrausti. Nėra tikslo užauginti kapitalą. Jeigu norit, kad tos sutarties tikslas pasikeistų, tada jūs atitinkamai pakeičiat sutarties struktūrą. Tada reikia nuo tokios sutarties nuimti apdraustuosius arba susimažinti draudiminės apsaugas arba pasididinti įmoką. Jeigu nežinai, ką daryti, nežinai, kokią bendrovę rinktis, nežinai, kokį investicinį fondą rinktis, net neįsivaizduoji, kokių draudimų reiktų šeimai, kokiomis sumomis, parašyk man. Ir konsultacijos metu viską apsitarsim, ką tavo atveju daryti norimam tikslui pasiekti. Gerai, kaip pasiskirsto įmoka? Įsivaizduokim, čia turim 100 eurų ir... Nu, kas čia vaikšto? Gerai, iš naujo, dabar vėjas. Iš naujo. Įsivaizduokim, turim 100 eurų. Nu, kaip aš atrodau? Malūnsparnis. Nu, gerai, valdomės. Namaste, ar kaip ten? Nu, vienu žodžiu,